šokio namuose man patinka šokti, nes čia yra labai jauki atmosfera ir nėra baisu šokant prieš veidrodį žiūrinti save, kaip kartais būna. Ir aš manau, kad jeigu tau patinka šokti, tikrai nekliūtis ar ta aplinka yra jauki ar ne, bet šita aplinka yra labai jauki. Jeigu kalbėtumėm apie šiuolaikinį šokį, tai yra specifinis dalykas, kuris išlaisvina ne tik kūną, bet ir sielą. Ir tu pradedi kalbėti savo kūnu, nejausdamas ir sakydamas būtent svarbiausius dalykus, kas tau yra svarbu, kokios temos yra svarbiausios. Saido šokių namuose tai yra visapusiškas tobulėjimas, tai yra nuo raumenų lavinimo iki pat dvasios atpalaidavimo ir tobulėjimo ne tik kūnu, bet ir mintimis. Todėl aš nusprendžiau, kad iš tikrųjų yra labai gera galimybė Saido šokio namuose atsirasti būrelį, kuris yra daugiau susijęs su gatvės performansais, kas jaunam žmogui yra labai svarbu, tai yra nebijojimas pasirodyti, koks esu žmonėms. Tai yra dabar atsiras naujas būrelis Saido šokių namuose, kur vaikai, paaugliai galės save atskleisti per teatrą, per judesį ir manau, kad tai yra tikrai gera galimybė tobulėti kaip žmogui ir kaip asmenybei.